Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Rokantiškių pilis arba kunigaikščio Alšio. Rokantiškių pilis yra viena seniausių Lietuvoje. Iš metraščių padavimų žinoma, kad ją 12 amžiuje pastatė kunigaikštis Alšis. Paskutinis kunigaikščio Alšėniškių palikuonis Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis užrašė Rokantiškių pilį karalieniai Bonai Sforcai. XVI amžiaus pirmoje pusėje pilis priklausė goštautams, o XVII amžiaus pirmoje pusėje buvo pacų nuosavybė. 636 metais LDK iždininkis Steponas Pacas puošnioje Rokantiškių pilies rezidencijoje priminėjo Lietuvos ir Lenkijos valdovą Vladislovą Vazą. Karo su Maskva metu 1655 rugpjūčio 7 dieną pilis buvo sudeginta. Po to pilis sunyko, apaugo mišku. Čia sovietmečių Švento Mikalojaus bažnyčios patarnautojai aplankėme pilį. Stebuklas, kaip mes ją ten ir suradome. Už jūrių marių, už Dunojėlio guli brolelis ant akmenėlių. Ten, kur tylūs milžinkapiai stovi, griovė priešai pilis medines. Tvirtesnių čia nebuvo tvirtovių, už lietuvių plačias krūtines įdainavo nepaprastą drąsą, motinėlės lopšinė graudi ir pilėnų ugnis neužgeso. Dega Margirio ainių širdį, ten, kur želia darželiuose mėtos, apdainuotas kiekvienas akmuo, ten kiekvienas karys ir poetas, kiekviena audėjėlė sesuo įdainavo nepaprastą drąsą. Motinėlės lopšinė graudi ir pilėnų ugnis neužgeso. Dega Margirio ainių širdį, guli brolelis ant akmenėlių.